Pavasarį Kretingos rajone nutikusią ekologinę nelaimę mes minime jau ne pirmą sykį. Rodos iš nežinia, kurį aplinką pradėjo tekėti teršalai, kurių vieta tikrai ne upelyje, tvenkinyje ar upėje. Daugiau nei 20 tonų dizelino. Tie galėjo užsilieti į aplinką, jeigu nebūtų buvęs nustatytas taršos šaltinis. Labai gyvenimiška situacija. Žmogus savo sklype į žemę užkastose talpose buvo supylęs, o gal galima sakyti juodai dienai pasislėpęs būtent tiek degalų. Laimiai, kad didžiąją dalį jų specialistams pavyko aptikti, išsiurbti ir utilizuoti. Šitame sklype, kaip minėjau, buvo užkasta labai daug žmogaus kaupta didelių talpų, įvairiausių talpų, po 200 litrų, po kubą, po 3, po 2. Visose talpose radom dizelino, krosnių kuro, benzino, tepalo įvairiausio. Atradus sklepe kelias bačkas, paaiškėjo, kad ten po metalų krūvom ir dar 8 bačkos 200 litrų dizelino. Pradėjom jas siurbliuoti, kad toliau nebetekėtų. Išvežėm iš šito sklypo 27, beveik 28 tonas grynų produkto. Tai yra didelis, labai didelis kiekis. Iš vienos statinių per atsiradusią kiaurymę į aplinką ir pradėjo plūsti teršalai. Manoma, kad išbėgo apie 4 kubinius metrus įvairių teršalų, kurie upeliu nutekėjo į tvenkinį, o iš ten į Salanto upę, o iš ten į Miniją. Įsivaizduokit, jūro išteka iš laivo tona kūro, 100 litrų kūro, jau skelbiama nepaprasta padėtis, didžiulė nelaimė skelbiama, o čia šitam sklype aš galiu pasakyti, kad apie 4 tonus ištekėjo tikrai į drenažą ir į tą upelį ir galėjo dar ištekėti apie 25-27 tonus. Pasak aplinkosaugininkų, jeigu tokie teršalai patenka į vandens telkinius, tai gyvai gamtai gresia didžiulis pavojus. Krenta žuvis, visi vandenyje gyvenantys organizmai tiesiog žūsta. Ir norėčiau paraginti tuos žmonės, kurie dar ne visiškai taip atsakingai žiūri į mūsų mylimą Lietuvą, gamtą, į mūsų upes, į miškus, paraginti juos rūpintis tuom. Mes jiems galim pagelbėti to klausimu, galim sutvarkyti jų atliekas. Yra nemažai Lietuvoje sukurta jau infrastruktūrų, kurios padeda utilizuoti, perdirbti. Ekologinė nelaimė Kretingos rajone buvo likviduota, nors vien teršalais užteršto vandens į utilizavimo vietas buvo išvežta daugiau nei 200 tonų. Sklandus ir darnus įvairių tarnybų darbas apsaugojo gamtą nuo didesnių nelaimių. Tačiau liūdniausia, kad tokių vis dar nesprogusių ekologinių bombų yra daugelėje Lietuvos vietų. Jeigu reikia konkrečių sprendimų, pastebėjus nelaimę gresiančią situaciją, drąsiai kreipkitės ar bent jau informuokite specialistus. Jie tikrai žinos, kaip elgtis.